Sveiki visi, čia yra 5. šūvis ir 5. epizodas ir šiandien, kaip matote, ant stalo turiu 6 skirtingas kulkų dėžutes ir jos yra skirtingos ne tik tais svoriais, svoris gal kažkiek panašios, bet svorius mes jau žiūrėjome ir išsirinkome, kuris svoris labiausiai tinka šitam ginklui, bet čia noriu išsiaiškinti, galbūt ne tik svoris lemia tavo taiklumą ar žalą padaryta, bet ir kulkos, kaip kulka atrodo, ta prasme, kulkos tūris ir kulkos išvaizdos. Nes visos 6 kulkos, jos yra skirtingos. Nuo medžioklinių iki hollow point, iki paprastų kulkų taikiniam, ir panašiai. Tai išdėliosiu čia, kaip atrodo kulkos, ta prasme, kad jūs maždaug įsivaizduotumėt, kas čia per reikalas ir iš ko mes šiandien šaudysime. Ir šiandien šaudysime į taikinį. Tai su kiekviena pašaudysim taikinį, pasižiūrėsim, ant kiek skiriasi taiklumas. Ir po to įdomioji dalis, su kiekviena kulka šausime į 3 vaisius. Tai aš jau tą dariau su duslintuvo arba, kitaip sakant, uždaro tipo kompensatoriumi, kur lyginau pomidoras, bulvė, obuolys, tai lygiai tą patį padarysim ir šiandien, bet šiandien turėtų būti įdomiau, nes kulkos yra labai skirtingos, tai turėtumėm gauti ir labai skirtingus rezultatus. Tai nieko nelaukiant, pradėsim turbūt nuo taikinių. Pasižiūrim taiklumą, o po to pereisim prie įdomiausios dalies. Gerai, tai pirmas šūvis bus daromas iš šitų. Naudosiu 8.44 greino, tai čia kaip ir rekomenduojama šitam ginklui, ir 4,51 skersmens. Per 0,01 šiek tiek didesnė negu įprastai. Darysim po 5 šūvius, kaip ir paprastai darau. Arba galim iš tikrųjų po visai šaudyti, bus lengviau skaičiuoti man. Po pilną dėtuvę šaudom. Kamerą, tarp kitko, į kitą vietą perstačiau, tai turėtų taikinys geriau matytis dabar. Kaip pasakyti, turėtų sufokusuoti geriau, tikiuosi. Su šitom kulkom aš jau kaip ir šaudžiau, tai nieko naujo nebus, bet tiesiog vis tiek reikia jas palyginti. Kad jau turiu jas, tai reikia palyginti su kitom. Taikinuką pakankamai mažą užsikabinau specialiai, pasižiūrėti, kaip seksis šaudyti. Gerai, pasidariau prisišaudimą, nes buvau biškį nusukinėjęs namuose optiką savo. Ten testavausi. Tai biškį pataikiau, tai tos dabar tikiuosi, kad fokusas gaudo ir aš dabar tos vietas pažymiu, į kurias šoviau, kad jos nesimaišytų. Ir po to prieisim, pažiūrėsim, kas čia gavosi. Gerai, dabar jau šaudysim į viduriuką. Teisingai, sakiau, mikrofoną persidėsiu. Dabar jau bandom pataikyti. Kaip čia dabar taip? Gerai, rezultatą matot. Aš dabar prisimenu, kad 4.5.1 skersmuo buvo blogiausias iš visų 3. 4.5.2 buvo geriausias, 4.5.0 sausau. Tai aš dabar šaudžiau iš tikro su klyšiausiomis. Bet tiek to, nesvarbu. Tas jau matėm, su tom jau šaudėm, nebėra taip įdomu, kaip bus su sekančiomis. Gerai, einam pakeisti taikinuką ir dedam kitas kulkas. Dabar šaudysime iš džikalo.
Žiūrėsim, kaip bus su šitom taiklumas. Aš dabar galvoju, kai dariau epizodą su duslintuvu, tai man atrodo taiklumą kaip ir žiūrėjom irgi. Nebeatsimenu, koks ten taiklumas buvo, bet pasitikrinsim dar kartelį. Čia, kur tie šoneliai yra subraižyti, pabraižyti ir dar pasukti. Tipo turėtų prie vamzdžio labai gerai sueiti. Gerai, bandom šitas kulkeles. Vėlgi 8 šūviai. Man atrodo, mano kamera to nuvažiuos kažkur į kitą miestą. Nu, gerai, pasibandom. Kažkaip labai sunkiai su tom įmantriom kulkom. Pamiršau kompensuoti dešinę, bet su šitom jau sušaudom. Nu, šitos biškį grupė gražesnė. Šito grupė gražesnė. Gerai, keičiam taikinį. Dabar šausim su intruderiu. Su šito irgi esu jau šaudęs. Per duslintuvo video. Bet prisiminsim jų taiklumą. Čia tokios pat kaip ir priritos kulkelės, tik tais čia jau šonai nebepasukti, o tiesiog dryžuoti. Reveliai tokie. Ane reveliai pasukti buvo. Šitie jau nepasukti, tiesus. Oi, kaip šitas lengvai užsitaisė. Nu, bandom su tiesiais reveliais. Nu, čia jau labai vaikšto. Labai šitas vaikšto į šonus. Paskutinė. Nu, tai pakankamai įdomi šitos vaikščiojo. Nežinau, kur yra susukti reveliai, man atrodo, biškai geresnis rezultatas buvo. Gerai, dabar bandysime Halo Point. Jos labai, pagal dėjos turėtų turėti labai gerą žalą. Na, jeigu šaudytumėm žalos principų, pavyzdžiui, daiktus, kurie dužta, tai Halo Pointas, na ir aišku, medžioklė Halo Pointas yra labai pakankamai neblogas dalykas. Tai pažiūrėsim, kaip bus su taiklumu, bet labiausiai noriu pažiūrėti, kaip atsilaikys mano vaisiai ir daržovės prieš šitas kulkeles, nes jos turėtų turėti nemažą smogimąją galią, ar kaip čia pasakyti. Žodžiu, padaryti nemažą žalos. Tai su šitom dar nešaudžiau, niekados. Tai pasižiūrim, kaip bus su taiklumu. Laikyti svoris 10 greinų. Reiškia, jos pakankamai sunkios bus. Pakankamai sunkios, tai gali eiti biški žemai. Nors gerai, prieitos ėjo aukščiau biški. Šitos eis arba taip, kaip ir turi eit, arba eis biški žemiau. Matysim. Gerai.
Ėjo į viršų, dar biškį kairę galim pasukti, man atrodo. Truputuką. Ne, į dešinę. Šiek tiek. Plaukštais jau atrodo. Gerai, nu bandom šitas. Niekad nešaudytas dar. Ką aš galiu pasakyti? Ne tik gerą smogimą galią turi. Pagal idėją. Čia blogai užsukau. Bet dar ir taiklios. Gerai, šitas man patiko. Šitas Heidės Diabolo 170 greinų. Gerai, šitas man patiko. Šitas reikia įsiminti. Galbūt aš jas ir pasiliksiu visada šaudyti. Gerai, einam taikinį keisti. Dabar šaudysim irgi halo pointą, bet šitas halo pointas turi tokį spiglį gale. Tai nežinau, kaip čia kas gausis. Bet tai pasibandysim. Šitos labai mažytės kulkytės. Labai mažytės. Nežinau, gal... Na, šiandien vėjo nėra, bet jeigu būtų vėjas... Na, yra, bet mažas vėjas. Bet jeigu būtų normalus vėjas, manau, kad su jom jokio rezultato gero nepasiekčiau. Na, bet pasibandom, žiūrėsim, kas čia gausis. Oho, kaip aukštai, čia labai lengvutės jos turbūt. Kiek greinų? 7 greinai. Jo, čia reikia... Nu, dabar jau nepamačiau iš karto, kad lengvutės būčiau iš karto pažeminęs. Nu, bet kompensavęs aukštį, bet jau dabar jau nebegaliu, nes jau padariau šūvį. Reikia ir su kitom šaudyti ten pat, nes visgi taiklumą bandom. Kažkokią liniją piešiu. Prisišnekėjau. Nu jo, panašu, kad jos varo, kur jos nori pačios. Nu, labai didelė pasklaida. Pirmi du šūviai atrodė žada daug ir gerai. Bet likę nelabai. Gerai. Einam paskutinį taikinį. Šitas turėtų būti įdomios. Na ir paskutinis įdomiausias man, ko labiausiai laukiau. 15 greinų. Eik tu savo. Nu čia kulkas jau kris žemai. 15 greinų. Rabbit Magnum 2. Čia jau atrodo kaip tikras kulkas, ne? Baliama, va šitų labiausiai iš tikrųjų laukiau. Ir jos sunkios. Tai šitas pasiliksiu, jaučiu, kai bus didžiulis vėjas, jeigu neiššaudysiu iki tol. Bet šitos jo 15 greinų, aš dabar galvoju, kiek mano sunkiausias buvo, kuriuom šaudžiau. 13 greinų. Eik tu savo, pačias sunkiausias, kuriuom šaudžiau, buvo 13,43 greino. Čia 15,74 greino. Čia beveik 16 greino. Eik tu savo. Čia jau gerokai reikės kompensuoti viršų, kad pataikyčiau iš visą taikinį. Jo, aš sakau, ko jis tokios sunkios. 15 greinų.
Ir jų čia mažai yra. Nežinau, ar matosi, bet jų pakankamai daug ir jos ilgos. Eik tu savo, kokio ilgumo jos. O tils man? Ai, telpa, viskas gerai. Bet jų labai nedaug. Tai čia brangios ir mažai. Kiek jų čia yra? 200. Tik 200 jų yra. Tik tais 200. Gaila, nepagavau pradžių greino žiūrėti ir šaudyti nuo sunkiausiai lengviausias, kaip ir turėtų būti. Bet žinokit, dedu kaip tikras kulkas. Eik tu savo, koks jausmas geras. Va čia tai žinokit jo iš pažiūrų pasitenkinimo, liečiant kulkas, tai šitas labiausiai gautų pirmą vietą. Eik tu savo, net šitas koks sunkus. Dėtuvė kokia sunkia. Nu, blembački, gerai kompensuojam iš karto aukštį. Taip, man reikia dabar į viršų kelt. Jo. Maksimaliai sukėliau, kiek tai galima į viršų. Nu, čia bus įdomu. Įdomu, ar dašausiu iš vis. Nes gal čia, 1,77, bet gal čia galingesniem ginklams skirtos. Galingesniem. Oba, kaip sunkiai išstumė. Kokiam nors ten, 7, čia plauk 7,5 džiaulio, gal kam 30 džiaulio ar panašiai jos labiau skirtas bus, jaučiu. Nu, bet pažiūrėsim, ką šitas galingiausias ginklas, kuriam nereikia leidimo, sugebėsiu iš tom kulkytėm ir bandau netgi per vieną dotą kelti. Žiūrim, kur pataikysiu. Vaikyti, net negirdėjau, kad būčiau pataikęs. O gal per aukštai iškėliau? Nu gerai. Bet negali būti. Josgi labai sunkios. Čia gali būti, šausim 2 netgi dėtuvės. Gerai, per vieną dotą žemiau šaunu. Man atrodo, aš pro kairę šaudau. What the hell? Kodėl jos taip iš šoną neša? What the hell? Nu gerai, bandau kompensuoti šoną. Aš žinokit, net neįsivaizduoju. Kur mano kulka skrenda? Nu gerai, bandom dar labiau iškelt. Gal tikrai labai sunkios jos. Aš per vieną dotą šau, tai dabar šausim per 3 dotus. Jau aukštyn. What the f... Eik tu, savo kokio sunkumo. Per 3 dotus iškeliu ir vos apačią kabinau ir jau maksimaliai mano optika iškelta. Nu gerai, bandau su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dotų šaut. Visiškai pačia taikinio praškai. Ne, jau turbūt per daug. Gerai, 7 su 5 bandau. Nieko nesuprantu. Tai kur aš ten pataikiau? Nu čia, žinokit, nieko nebus su šitom kulkom. Nu čia jau out of league šitam ginklui. Taip, 3 dotas. Kur aš pataikau? Ja, pačiam atrodo, ne kažkur. Gerai, 3. Nu bandau su 4. 1, 2, 3. Su 4 bandom dotų. Gerai, jau matau, kur pataikiau. Ir įstrigo kulka, eik tu savo. Su 4 dotu. Ir labai dešinę nunešė. Toks jausmas, kad jos žiauriai sklaidosi. Gal pagal aukštį ir viskas gerai. Pagal aukštį jau žinau, kad 4 dotas, 4-5 dotas bus, bet jis labai šonus nešiuojam. Žinot, ką padarysiu? Užsipildysiu vėl iš naujo dėtuvę, prie likusių, kas ten dar yra. Ir O, tuščia, net nebėra. Dar vieną dėtuvę užsipildom. Nu, jos malonios, rankoje maloniais užsitaiso ir panašiai, bet čia reikia jau galingesnio ginklo. Čia jau reikia daugiau negu 7,5 džiaulio, gal net 16, va 16 džiaulių, 30 džiaulių, va ten, manau, šitos kulkelės eitų kaip bitutė. Be šitam ginklu jos jau yra too much. Šiek tiek too much. Nu, dar vieną. Gerai, 4 dotai į viršų. Pašaudysim 4 dotus į viršų ir žiūrėsim, kur jinai leidžiasi. Bet čia tai jo...
Vakariškai blemba, sunkios kulkos. Na čia jau biški per sunkios. Reikėjo pasidomėti, kiek šitam ginklui, šitai galiai yra normalu. Nu gerai, per 4. 1, 2, 3, 4. Nu žiūrim, kur dabar pataikysiu. Jėzu mano, kaip žemai ir visai kitą pusę. Gerai, per 5. 1, 2, 3, 4. Čia vat. Ties čia bandom. Nu va, ir viskas, ir praskrydo. Ir nesuprantu, ar per žemai turbūt, per aukštai tikrai negali būti. Nu gerai, su 4 varom. Optimaliausia buvo. Nežinau, kur šaunu. Nežinau, kur šaunu, kur skrenda. Gal per kamerą matosi, bet man nesimato visiškai. Neįsivaizduoju. Per aukštai, per žemai, į šoną. Neįsivaizduoju, kur skrenda. Atrodo, į kairę per daug. Gerai, pabandykim biškį dešiniau. Na, kažkur pataikiau. Čia į viršų pataikiau. O, čia jau per aukštai buvo. Čia, žodžiu, belia kur skraido tos kulkos. Dar, man atrodo, viena lygtis buvo. Gal ir nebuvo. Žodžiu, ne šitam ginklui šitos kulkos. Bet žalai daryt, manau, jos bus tinkamas. Gerai. Nelabai pavyko. 15 greinų per daug. Tai aš manau, kad 7,5 džiaulių ginklo limitas ir yra 13,5 grubiai džiaulių, greinų. Bet ir ten jau reikėjo kompensuoti. Tai kad be kompensacijos normaliai šaudyt, manau, 10 greinų yra lubos. 10 greinų yra lubos šitam 7,5 džiaulio ginklui, šitai galiai. Gerai, dabar einam prie įdomiausios dalies. Taškysim. Tai pirmą pradėkim nuo pomidorų, kurie labiausiai labiausiai efektą turėtų turėti. Iš karto šaunu su visom kulkom, tai reiškia, turiu įsidėjęs po vieną kulką iš kiekvienos rūšies ir bandysim iš karto su visom šauti. Jeigu kažkurios nepataikysiu, einu prie kito taikinio, o po to jau, kaip sakant, kur nepataikau, įsidėsiu iš naujo tą kulkelę ir tada šausiu. Gerai, šaudysim nuo kairės. Pirma kulkelė, paprastas, su kuria jau esu šaudęs. Nu, svarbiausia tik tais pataikyti. Ir pataikyti į tą, į kurią noriu. Į ten, kur noriu. Gerai, kairė. Bandau taikytis, žiūrim. Į viduriuką taikosiu, žiūrim, ar pataikysiu. Per žemai šiek tiek. Na gerai, bet pataikiau. Ėjo kiaurai, girdėjau. Kita kulkelė. Su rėveliais, bet pasuktais rėveliais. Stiek per žemai. Reikia šiek tiek aukščiau. Gerai. Su tiesiais rėveliais. Čia gerai pataikyta. Halo pointas, šitas jau turėtų būti įdomus. Oi, kaip gerai lipa. Su spygliuku priekyje, šitą lengvutę. Galim tiesiai taikytis. Nu ir mūsų Demolition Manas. Čia jau šitas rimtas, net nežinau, kiek aukštai kelt, nu bandom. Einam pasižiūrėti rezultatus. Taip, čia biški žemai ėjo, na bet
Skylutė nebloga. Čia vėlgi žemai ėjo. Bet tokia gera skylutė. Čia va jau lipo į viršų. Nieko ypatingo. Galim numest kol kas laikinai. Čia labai parėjo. Čia va tas halo pointas. Aš galvoju, kad jis damage'ą padarys, bet kadangi čia labai minkštas taikinys, tai dėl to taip gražiai ir praėjo. Čia su to spigliuku, tai šiek tiek didesnį, man atrodo, damage'ą padarė. Kulkelės spigliuku ir įdomiausia dalis – demolitionas. Ėjo labai gražiai. Ir išėjo neypatingai kažkaip. Nežinau, gal per minkšti taikiniai. Nu, pabandykim su obaliais. Kulkos taip pat. Tokios pat. Eiliškumas lygiai toks pat. Nu, bandom biškį aukščiau dabar šaut. Biškį aukščiau. Jau per aukštai. Atlūpam obaliuką gerai biškį žemiau. Labai gerai. Čia panašiai. O, kaip gerai. Kokia graži skylutė. Gerai. Halo pointas mano mėgstamas. Su skylutė. Su adatėlė. Nemačiau, kur pataikiau. Nu ir demolitionas mūsų. Gerai. Einam, pažiūrėsim dabar. Na, šitą jau esu šaudęs su tom kulkelėm praeitą kartą. Anąkart, man atrodo, bulvę gerai išnešė. Dabar obalį šiek tiek per aukštai šoviau. Čia irgi gerai, bet labai nueina į šoną kulka. Čia šoviau per viduriuką, o čia kitoj pusėje jau į šoną, nebe per vidurį išeina. Biškį sukasi į šoną. O čia labai gražiai buvo kulkelė. Taip gražiai išlindo. Realiai gražus tunelis gavosi. Nice. Nu, halo pointas. Oi, kokia graži skylutė. Halo pointas gerai. O, kaip biškį kietesnis paviršius. Biškį didesnį damage'ą daro. Išmušė neblogai. Ką mūsų... čia jau per žemai šoviau. Čia jau labai žemai. Čia tas, kur su adatėlė kulka. Bet panašu, kad labai kažko nebūtų turbūt padaręs. Galėčiau per šaut pabandyti, bet tiek to. Nu ir mūsų demolitionas ėjo čia. Ir kažkaip, padarė skylės abiejose pusėse pakankamai nemažas. Bet kažkaip, kad labai nukentėtų bulis, nematau. Nu, bandom su buliam dabar. Bulvytės čia jau bus biški sunkiau, nes blembo jie sunku pataikyti, jos labai siauros. Plokščias, kitaip sakant. Nu, bet bandom. Nu, čia jau, jeigu nepataikysiu, tai tuomet peršausiu iš naujo. Ta pirma labai žemai skrenda kažkaip. Iš tą, man atrodo, nepataikiau į stalą lygtais. Žiūrim. Manau, reikės pakartot. Jo, pakartot su ta... Su dviem paskutiniam kulkelėm reikia pakartot, nes per žemai. Reikia biškį aukščiau šaut. Tas du paskutinius šūvius pakartosiu. Tai čia bus prieš paskutinę bulvę. Čia šausiu su ta adatėlė kulka. Ir paskutinę bulvę su to demolitionu šausiu. Gerai, bandom.
Reikia aukščiau biškį taikytis dabar. Blema, vis tiek žemai skrenda. Gerai, dar kartą po vieną. Dabar jau tikrai labai aukštai šausiu. Nu, čia jau rezultatų turbūt nepamatysim, nes bus labai išdarkyta bulė, bet kažkaip neina man pataikyti aukščiau. Labai žemai skrenda viskas. Nu, dabar labai aukštai šausiu. Va, tai ko ir norėjau. Nu, man atrodo, čia bus gerai. Viskas. Dabar jau galim pasižiūrėti rezultatus. Ok. Tai pradėkim nuo galo dabar. Taip. Nu, demolitionas jau daro. Nes va vien į čia pataikius. Čia 2 kart matau pataikiau. Jau skyla bulvė. Bet pažiūrėkit, ką galui padarė. Nu jo, tas demolition kulkelė daro savo. Gerai išplėšė. Nors šiaip ir ta... Eik tu savo, čia dar geriau išplėšė. Eik tu savo. Žinokit, šitą demolitioną geriausiai, kur kol kas pasisekė sužaloti bulvę, tai sodatėlė kulkai. Nu, šiaip ir Halo Pointas visai neblogai pasirodė. Nu, kuo kietesnis taikinys, to didesnė žala. Nes per minkštą taikinį labai lengvai praskrenda. Nu, va čia irgi pakankamai gražiai atrodo. Visa bulė net sutruko. Na, čia jau kažkaip labai taip solidžiai. Tiesiog skylutės. Na, čia per žemai kaip visada, bet su šitom jau šaudžiau kulkeliam nepritam video, bet video su... bus gyvūnėliam pavalgyti. Su kompensatorium. Gerai, turiu labai greitai pabaigti, nes 1 minutę liko iki kol baigsis filmavimas, tai nežinau, kada nutruks. Tai matėt, jo, iš tikro radom kulką, kuri yra per sunki šitam ginklui, išsiaiškinom sunkumas, kuris geriausias ginklui, na, kokio sunkumo kulka yra geriausia ginklui, pažiūrėjom, kokius damage'us daro į vaisius ir pamatėm, kad Halo Pointas visai neblogai eina ant taiklumo. Man mirksi laikas, tai ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo 5. šūvis ir iki kito epizodo.